Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pilys. Bučačas. Manoma, kad pirmoji medinė pilis buvo pastatyta XII amžiuje. Mūrinės pilies pradžia siekia paskutinį XIV amžiaus ketvirtį, kai iš raudonojo smiltainio buvo pastatyta pilies kyšulio dalis. Pilis buvo daug kartų griaunama, vėliau visada atstatyta. Griovimo ir atstatymo procesas buvo ypač dažnas XVI amžiuje dėl dažnų totorių, rečiau turkų, moldavų antpuolių. Vienu metu tarnavo kaip Bučačų kunigaikščių rezidencija, o XVII amžiaus pradžioje perėjo Potockių nuosavybėn. Šiuolaikiniai griuvėsiai yra XVI amžiaus viduryje pastatytos pilies liekanos. 1672 metais pilį puolė Turkijos sultono Mahometo IV, Krymo totorių ir Etmono Dorošenkos kazokų pajėgos. Savininko tuo metu nebuvo, o pilies gynybai vadovavo jo žmona Teresė. Sužinojo, kad tvirtovę valdo moteris, turkai ir totoriai, pasak legendos, sultono įsakymu nutraukė apgultį. Tais pat metais po pilies sienomis buvo pasirašyta Bučačo sutartis tarp Osmanų imperijos ir Lietuvos Lenkijos valstybės. Nepaisant to, mūšiai dėl Bučačo tęsiasi ir toliau. 1684 metais Lenkijos ir Lietuvos kariuomenės žygiai Podolio metu prancūzas Daleirakas, karalius Jono III Sobieskio dvariškis, buvo jo stovykloje ir jis aprašė tuometinę pilį, pastatytą iš akmens kelių aukštų, su labai šiurkščiomis ir tvirtomis sienomis virš miesto ant stataus kalno viršūnės. Pilies kieme, papuoštame verandų serija ir daugybė kitų architektūrinių keistenybių, yra gražus fontanas, iš kurio trykšta itin vėsus ir tyras šaltinio vanduo. XVIII amžiuje valdant grafui Potockiui mieste pastatyta daug architektūros paveldo. Bučačo tvirtovė sunyko Austrijos-Vengrijos imperijos laikais. XVIII amžiuje pilis prarado savo gynybinę vertę, sunyko, o jos sienas vietos gyventojai pamažu ardė statybinėms medžiagoms. XIX amžiaus pabaigoje pilyje buvo atlikti kasinėjimai, buvo iškastas 200 kg sveriantis rutulys, 2 rutuliai sveriantys 50 svarų ir 2 rutuliai sveriantys 15 svarų. Pastarieji buvo įmūryti Švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios išorinėje sienoje su užrašu nuo totorių antpuolių. Smulkiau apie Bučačo pilies istoriją paskaitykite aprašyme po šiuo video. Nusiprausiu šaltinio vandeniu, atsigersiu čiobrelių arbatos, užsilipsiu ant aukšto kalno, kur tėvų ir senelių kapai. Prisiglausiu prie beržo kamieno, lyg prie brolio geriausio krūtinės, ir išgirsiu sesulių dainą, už dubysos, toli parugiai. Su gimtinės laukais kalbėsios, su miškais ir laukų kauburėliais, ir tik ašara, džiaugsmo ženklas, man ant skruosto ilgai nenudžius. Juozas Nekrošius.